Daugelis šiame vaizdo įraše pateiktų įvykių yra susiję su gamtos reiškiniu, kuris savo žalos mastu jau pralenkė uraganus. Kas yra ši grėsmė ir kaip ji pasireiškė praėjusios savaitės klimato katastrofose, sužinosite pažiūrėję šią klimato katastrofų apžvalgą. Pietų Afrikos Respublika. Ekstremalūs lietūs, gūsingi vėjai, snygiai ir niokojantys potvyniai paveikė 6 šalies provincijas. Vakarų Kapas patyrė didžiausią smūgį. Viskas prasidėjo gegužės 4 dieną nuo galingo aukštikalnių ciklonų, o 10 dieną jau paveiktas provincijas užklupo nauja šaltųjų frontų serija. Keiptauno uoste vėjo greitis siekė 120 km/h. Skrydžiai buvo skubiai nukreipti į kitus miestus, o 10 000 žmonių paliko savo namus. Newlands kriketo stadionas, vienas seniausių sporto kompleksų Pietų Afrikoje, buvo užtvindytas, o kalnų perėjos ir Hugenoto tunelis buvo uždaryti dėl nuošliaužų. Citrusdano ir Vusterio miestai buvo visiškai atkirsti nuo išorinio pasaulio. Vandeniu pradėjus slūgti išryškėjo tragedijos mastas. Po audros Grabovo miestų regiono obuolių sostinės sodai buvo nusėti nukritusiais vaisiais. Taip pat buvo apgadintos citrusinių vaisių giraitės Cederberge ir avokadų plantacijos provincijos pietuose. Istorinėme Svelendumų rajone vėjai išvertė 100-mečių senumo ąžuolų alėjas, pagrindinį miestų traukos objektą. Audra apgadino kelis nacionalinius parkus. Keiptaune dėl Stalo kalno parke nuvirtusių medžių buvo uždarytas Dramblio akies takas ir Tokai medelynas. Lankytojams taip pat buvo apribota prieiga Bongeneto parke. Gegužės 11 dieną šalyje buvo paskelbta nepaprastoji padėtis, nes daugelėje regionų tęsiasi ekstremalios oro sąlygos. Keiptaune, kuriame gyvena 4,5 milijono žmonių, labiausiai nukentėjo neturtingi miestų pakraščių rajonai. Buvo užlietos 26 tokios gyvenvietės. Iš viso didmiesčio zonoje buvo apgadinta daugiau kaip 10 700 pastatų, nukentėjo daugiau kaip 100 000 žmonių. Miestą apėmė chaosas, nuvirtę medžiai blokavo daugybę kelių, o didelė dalis didmiesčio liko be elektros. Elektros energijos tiekimo atkūrimas audros metu buvo ir mirtinai pavojingas, ir vietos gyventojai buvo priversti laukti, kol pagerės orai. Dėl nepravažiuojamų kelių kelios Landbergeto savivaldybės teritorijos liko be geriamojo vandens ir mažiausiai 5 dienoms buvo atkirstos nuo išorinio pasaulio. Vakarų Kape dėl audros žuvo 11 žmonių, 6 nuo virstančių medžių šakų, o 5 nuskendo. Šiaurės Kapo provincija taip pat nukentėjo. Pasak meteorologų, ten užfiksuotas drėgniausias laikotarpis per 70 metų. Kurumano upė, kuri prisipildo tik po labai stipraus ir ilgalaikio lietaus, išsiliejo iš krantų pirmą kartą nuo 1988 metų. Audra provincijoje nusinešė 2 žmonių gyvybės. Centrinėse šalies lygumose, Pietų Afrikos duonos krepšyje, dėl nuolatinės drėgmės pradėjo dygti nenuimti žemės riešutai, o ūkininkai negalėjo patekti į užtvindytus kukurūzų laukus, kad išgelbėtų savo derlių. Pradinės skaičiavimais dėl žalos mastų atsigavimas po nelaimės užtruks daug mėnesių. Bulgarija. Gegužės 12 dieną galingos krušos užklupo kelius Bulgarijos regionus. Gabrovo regionas nukentėjo labiausiai. Ten kiaušinių dydžio krušos akmenys vos per kelias minutės apgadino automobilius, langus, stogus ir pastatų fasadus. Trevno savivaldybės mokykloje ledo gabalai pramušė stogą, o per susidariusias skyles lietaus vanduo užliejo viršutinius aukštus. Buvo nutrauktas elektros tiekimas ir atšauktos pamokos. Pasak vietos gyventojų, tokios krušos šioje vietovėje nebuvo matyti beveik 60 metų. Žala žemės ūkiui buvo ypač didelė. Sunaikinti pasėliai, sodai ir vynuogynai. Smarkios liūtys sukėlė ir kitą didelę grėsmę – padažnėjusias nuošliaužas. Nuo gegužės pradžios šalyje užregistruota 2273 nuošliaužos. Pavojaus zonoje yra daugiau nei 2 milijonai žmonių. Labiausiai nukentėjo Varnos, Pleveno ir Penriko savivaldybės, kur beveik 40% teritorijos nukentėjo nuo nuošliaužų, keliančių grėsmę žmonėms ir infrastruktūrai.
Rusija. Gegužės 14 naktį Novosibirsko srities Iskitimo rajone įvyko 4,2 balų stiprumo žemės drebėjimas. Epicentras buvo maždaug už 3,3 km nuo Kalinovsko kaimo. Svarbu pažymėti, kad požeminiai smūgiai buvo užfiksuoti netoli kasybos vietų. Tačiau pasak ekspertų, šis žemės drebėjimas nebuvo karjerų sprogdinimų pasekmė. Mažiau nei per mėnesį, balandžio 24 dieną, už kelių kilometrų buvo užfiksuotas panašaus stiprumo 4,1 balų žemės drebėjimas. Tai reikšmingas signalas regionui. Novosibirsko regionas nelaikomas dideliu seisminio aktyvumo zona. Tačiau pastaraisiais metais ten vis dažniau įvyksta 4 balų ir stipresni žemės drebėjimai, o intervalai tarp jų trumpėja. Remiantis Rusijos mokslo akademijos vieningosios geofizikos tarnybos duomenimis, nuo 1900 metų užregistruoti tik 9 tokie įvykiai, iš kurių 8 įvyko per pastarąjį dešimtmetį. Indija. Gegužės 13 dieną galinga perkūnija praūžė per daugiausiai gyventojų turinčią Indijos valstiją Uttar Pradešą, padarydama didelę žalą ir nusinešdama žmonių gyvybės. Vėjo greitis vietomis siekia 130 km/h, o tai vienas didžiausių kada nors užfiksuotų greičių rodiklių valstijoje. Pasak Prayagračiaus rajono gyventojų, audra prasidėjo staiga, o dangus per kelias minutes visiškai aptemo. Stiprus vėjas plėšė pastatų stogus, ore skraidė nuolaužos, o žmonės panikavo ir puolė ieškoti prieglobsčio. Per kelias sekundės medžiai buvo išrauti ir virto ant namų bei automobilių. Sienos griuvo ant žmonių, bandančių pasislėpti nuo stichijų. 330 namų buvo apgadinti arba visiškai sunaikinti. Dėl smarkios dulkių audros matomumas keliuose labai sumažėjo, todėl transporto eismą teko sustabdyti. Audra sutrikdė 3 geležinkelio linijas. Dėl išvirtusių medžių kelioms valandoms buvo sustabdytas traukinių eismas. Badoki apskrityje keli žmonės įkrito į Gangą, sugriuvus pontoniniam tiltui. Mirzapur rajone 20 kaimų buvo atkirsti nuo išorinio pasaulio dėl tilto apgadinimo. Didelė žala padaryta žemės ūkiui, ypač pasėliams, taip pat mangų ir ličių sodams. Kaušambi mieste vėjo iškelta kibirkštis sukėlė gaisrą, kuris sunaikino kelias namus ir pražudė gyvulius. Bareilį rajone pavojingas incidentas įvyko vestuvių komplekse. Kai stiprus vėjas pradėjo plėšti skardinę stoginę, vyras prie jos pririšo virvę ir bandė ją laikyti, tikėdamasis, kad ji nesugrius. Tačiau galingas škvalas pakėlė vyrą ir metalinę skardą maždaug 15 metrų nuo žemės. Jis kelias sekundės išbuvo ore, kol trenkėsi į netoliese esantį kukurūzų lauką. Po kritimo jis trumpam prarado sąmonę, tačiau vėliau teigė, kad pasėliai sušvelnino smūgį ir greičiausiai išgelbėjo jam gyvybę. Jis buvo paguldytas į ligoninę dėl daugybinių rankų ir kojų lūžių. Visoje valstijoje per šią nelaimę žuvo 117 žmonių, o dar 72 buvo sužeisti. Dauguma mirčių įvyko dėl sugriuvusių sienų, virstančių medžių ir žaibų smūgių. Sostinėje Delyje ir nacionalinėme sostinės regione taip pat įvyko staigus orų pokyčiai. Stiprų vėją vietomis siekiantį 100 km/h lydėjo liūtys ir kruša. Indiros Gandhi tarptautinio oro uosto darbas buvo sutrikdytas. Daugiau nei 500 skrydžių buvo atidėti, 15 buvo nukreipti į kitus oro uostus, o 6 lėktuvai atliko pakartotiną nusileidimą, sukeldami nerimą keleiviams. Audros Šiaurės Indijoje gana dažnos karštuoju priešmusoniniu laikotarpiu, nuo kovo iki birželio mėnesių. Tačiau šio oro reiškinio intensyvumas sukėlė rimtą ekspertų ir valdžios institucijų susirūpinimą. Meteorologai mano, kad mirtiną audrą Uttar Pradešą sukėlė retas atmosferos sąlygų derinys, dėl kurio perkūnija sustiprėjo jai slenkant per valstiją, o nesusilpnėjo per dieną. Šalto oro srovės nuolat kūrė naujas perkūnijos ląsteles prieš audrą, neleisdamos jai ilgam iširti. Vėjas taip pat staigiai stiprėjo kylant aukštyn, todėl audra judėjo greičiau ir ilgiau išlaikė savo stiprumą. Japonija.
Gegužės 13 dieną keliose Japonijos prefektūrose įvyko beveik vasaros karščio banga. Daugiau nei 400 meteorologijos stočių visoje šalyje buvo užfiksuota aukštesnė nei 25 laipsnių temperatūra. Tačiau popietę į viršutinius atmosferos sluoksnius pakėlęs šaltas oras smarkiai pakeitė orus, atnešdamas staigias perkūniją su liūtimi ir kruša. Ašijos mieste, Hjogo prefektūroje, po lietaus gatvėmis tryško purvini vandens srautai, o vietomis lietaus kanalizacijos vamzdžiai buvo perpildyti. Suvos mieste, Nagano prefektūroje, prieš pat derliaus nuėmimą buvo pažeistos salotos. Rimčiausios pasekmės užfiksuotos Fukušimos prefektūroje, kur labai nukentėjo žemės ūkis. Ivanaševo mieste kruša truko apie 10 minučių, krušos gabalai vis didėjo, o keliai greitai pasidengė baltų ledo sluoksniu. Vietos gyventojas teigė esąs nustebęs, nes Ivaširo mieste kruša nėra įprasta. Kunimini kaime kruša apgadino vyšnių medžius, o šiaurinėje prefektūros dalyje buvo apgadinti persimonai, obuoliai ir kiti vaismedžiai. Apskaičiuota, kad pažeistų dirbamų žemės plotas viršija 140 hektarų. Audra padarė ypač didelę žalą persikų sodams, vienam iš pagrindinių Fukušimos žemės ūkio simbolių. Ūkininkas, ūkininkaujantis daugiau kaip 50 metų, pranešė, kad kruša truko apie 20 minučių, apgadindama beveik visus jo sodo vaisius. Jis pažymėjo, kad tokio masto žalą mato pirmą kartą ir išreiškė susirūpinimą, kad pasekmės gali tęstis ne tik šį sezoną, bet ir kitą, nes taip pat buvo pažeisti medžių lapai ir šakos. Gegužės 14 dieną Kanagavos prefektūroje siautė galinga perkūnija. Jokohamos mieste ir apylinkėse iškrito smarkus lietus ir kruša. Per valandą čia iškrito 74 mm kritulių. Liūtis greitai užtvindė miesto drenažo sistemą, vietomis užtvindė kelius ir paliko be elektros daugiau nei 10 400 namų. Atkreipkite dėmesį, konvekcinės audros yra bendras reiškinys, persmelkiantis beveik visus šioje apžvalgoje nurodytus įvykius. Pačios jos nėra naujiena, tačiau sąlygos, kuriomis susidaro šie gamtos reiškiniai, keičiasi. Kylanti pasaulinė temperatūra ir atmosferos drėgmės kiekis, atmosferoje esančių nanoplastikų, kurie veikia kaip kondensacijos branduoliai, prisidedantis prie stipresnių liūčių ir didesnių krušų buvimas. O dėl elektritetinio efektų didėjantis elektros energijos kiekis atmosferoje. Visa tai didina konvekcinių audrų intensyvumą, stiprumą ir destruktyvumą. Pasak AON, vienos didžiausių pasaulyje draudimo ir rizikos vertinimo bendrovių, stiprios konvekcinės audros aplenkė tropinius ciklonus ir tapo brangiausia apdrausta 21 amžiaus gamtos rizika. Vien 2025 metais apdrausti nuostoliai dėl šių įvykių siekė 61 milijardą JAV dolerių, o tai sudaro beveik pusę visų apdraustų nuostolių visame pasaulyje. Ir tai ne tik oficiali statistika. Liudininkų pasakojimai taip pat labai iškalbingi. Žmonės, kurie metų metus gyveno tose pačiose vietose ir matė perkūnijas, būdingas jų regionui, virsta staigiais ir niokojančiais įvykiais. Jie vis dažniau sako, tai niekada anksčiau nėra nutikę. Mes niekada nematėme tokio dydžio krušos. Tai buvo giedra diena, o tada dangus staiga per kelias minutės apajuodo. Ir tai, ko gero, yra labiausiai nerimą keliantis signalas. Kitas pavojus yra ne tik šių reiškinių stiprumas, bet ir jų staigumas. Nors anksčiau dažnai buvo galima iš anksto pastebėti artėjančią perkūniją ir bent minimaliai pasiruošti, dabar audra gali kilti beveik akimirksniu giedros dienos viduryje. Žmonės užklumpami netikėtai – gatvėje, kelyje, lauke, prie vandens, kur tiesiog nėra kur pasislėpti. Ir svarbu ne tik tinkamai reaguoti į tokią grėsmę, bet ir įspėti kitus. Kuo daugiau žmonių supras, kaip greitai ir pavojingai gali kilti šiandien įprastos audros, tuo didesnė tikimybė, kad jie nepraras galvos kritinių momentų ir galės priimti paprastus, bet gyvybiškai svarbius sprendimus. Saugokite save ir savo artimuosius.